Budintis globotojas yra asmuo arba šeima, kuris suteikia saugius namus vaikui, kuris laikinai netenka savo tėvų globos. Kuomet biologinėje šeimoje ištinka krizė ir vaikas negali dėl tam tikrų priežasčių pasilikti šeimoje, jam yra ieškomi laikini globėjai. Priežastys, dėl kurių yra paimami vaikai, būna pačios įvairiausios. Tai nuo smurto, nepriežiūros iki tiesiog lygų, psichinių lygų, kuomet žmonės ne savo valia, turėdami kažkokias ligas, negali pasirūpinti savo biologiniais vaikais. Pakankamai dideli skaičiai vaikų negali gyventi su savo biologinė šeima. Be abejo, Lietuvoje yra pasikeitusi ši situacija, kadangi su biologinė šeima dirba didelė komanda, kuomet jai ištinka krizė. Tačiau tai vis dar nepadeda iki galo atsistoti žmonėms ant kojų. Tai tikrai matome dar šią problemą ir vaikai patenka labai retai į globos sistemą ir jiems reikalinga yra laikina priežiūra, kuomet mes suteikiam galimybę biologiniams tėvams pasitaisyti, bet tą laiko tarpą vaikai turi būti saugus ir reikalinga yra namų aplinka. Todėl ieškomi budintys globotojai. Budintis globotojas skiriasi nuo nuolatinių globėjų ir įtėvių tuo, kad jis pasirašo paslaugų teikimo sutartį su globos centru ir gauna už savo suteiktas paslaugas atlygį. Atlygį sudaro dvi dalis, tai yra pastovioji dalis, darbo užmokestis, kitaip tariant, ir kita dalis tai yra susideda suma priklausomai nuo to, kokio amžiaus ir kiek žmogus prižiūri vaikų. Šalia to budintys globotojai gauna nemokamą pagalbą globos centro, kadangi globos centras pasirašydamas paslaugų teikimo sutartį išlieka įstatyminių teisinių atstovų vaiko, tai globos centras stengiasi žvelgti, kokios pagalbos reikia budinčiam globotojui tam, kad jis teiktų kokybiškai paslaugas, laikinos vaikų priežiūros paslaugas. Tai nemokamos paslaugos pagalba priklauso tiek budintiems globėjams, tiek jų prižiūrimiems vaikams. Budintys globotojai turi įsivertinti, ar jie galės atsisveikinti su vaiku, kuomet išsispręs jo likimas ir situacija, nes vaikai dažnai užsibūna ir iki 1,5 metų laiko šeimoje ir nenuostabu, kad išsivysto per tą laiką ir meilė, prieraišumas tam vaikui, ar ne? Tai yra pakankamai sunku atsisveikinti su vaiku, kuris tokį ilgą laiko tarpą gyveno kartu. Tai yra privaloma psichologinė pagalba tuo metu, kuomet budintis globotojas išlydi vaiką iš savo šeimos į biologinę šeimą arba įtėvių šeimą. Yra labai liūdna girdėti, kuomet žmonės galvoja, kad vaikams yra daroma tokia papildoma trauma, kuomet jie laikinai tik pabūna pas budintį globotoją ir po to turi vėl iškeliauti arba grįžti į biologinę šeimą, ar ne, kur galimai net šiek tiek sąlygos ir prastesnės. Tai kyla tas klausimas, ar tikrai vaikui tie persikėlimai į naudą? Tikrai vaikams yra labai svarbu tą laiko tarpą, kuomet negali jais pasirūpinti jų biologinė šeima, pakliūti į namų aplinką, ne į instituciją. Vaikams labai svarbi yra patirtis, kurią jie gauna. Tai galimybė saugiai prisirišti prie suaugusių žmonių, galimybė patirti, kuomet jo poreikiai
tenkinami ne epizodiškai, o visą laiką. Ir tikrai yra klaidinga nuomonė galvoti, kad vaikai, būdami tik trumpą laiką pas budintį globotoją, nieko negauna, o galbūt net yra traumuojami tokiu būdu. Tai tikrai ne, tas laiko tarpas yra labai svarbus vaikams, kuomet kompensuojami jų raidos sutrikimai. Budintys globotojai yra profesionalai, kurie išklauso GIMP programos mokymų pagrindinę dalį, taip pat specializuotą mokymų dalį, ir jie turi daugybę žinių, kaip padėti vaikams, kurie pakliūna į globos sistemą. Vaikai negali iš karto keliauti į nuolatinių globėjų šeimą, nes biologinė šeima turi teisę į pokytį. Biologiniai šeimai sudaromos visos sąlygos tam, kad išnyktų su specialistų pagalba visos tos priežastys, dėl kurių buvo paimami vaikai. Su šeima dirba komanda ir per tą laiką yra stebima biologinė šeima. Tai laiko tarpas, kuomet biologinė šeima dar turi šansą pasikeisti, vaikas gyvena budinčių globotojų šeimoje. Neretai mes pastebim didelį pokytį, kuomet vaikas patenka į budinčių globotojų šeimą, turėdamas labai daug raidos sutrikimų, problemų, mokymosi sunkumų, sveikatos sutrikimų. Ir su budinčių globotojų priežiūra, pagalba, meilė vaikai pasikeičia, vaikai pasveiksta, vaikai atsipalaiduoja, jie pagaliau džiaugiasi vaikystę ir patiria daugybę gražių akimirkų. Budintys globotojai neturėtų baimintis dėl to, kad biologinė šeima kažkaip persekios juos ar jie neteks savo konfidencialumo, nes už tai yra atsakingas globos centras ir visi susitikimai, vaikų susitikimai su biologinė šeima vyksta su darbuotojų priežiūra neutralioje aplinkoje globos centre. Tai be abejo šeimos visi kontaktai yra saugomi ir budintys globotojai neturėtų baimintis dėl to. Visų pirma, žmogus turėtų pagalvoti, kokia yra jo motyvacija, kodėl aš noriu tapti budinčių globotojų, ar ne? Atsakyti savo ir priimti tvirtai tą sprendimą, galbūt pasikonsultuoti su specialistais. Informaciją galite bet kada gauti paskambinę ar besikreipiant į bet kurį globos centrą. Ir tada reikėtų kreiptis į savo sveikatos priežiūros įstaigą dėl sveikatos pažymos ir kartu su sveikatos pažyma pateikti prašymą teritoriniam vaiko teisių skyriui arba galite tiesiog atvykti į globos centrą ir tą prašymą pateikti mums. Pateikus prašymą jūs sulauksite sprendimo dėl jūsų pradinio įvertinimo ir kuomet pradinis įvertinimas yra teigiamas, jūs būsite pakviesti į GIMP programos mokymus. GIMP programa yra labai naudinga bet kuriam žmogui. Mano manymu, ši programa yra universali ir apima labai daug temų, apie kurias galbūt kasdien mes nesusimąstome. Tai žmonėms, kurie augina vaikus, yra ypač naudinga programa. GIMP mokymai reikalingi globėjams, įtėviams, budintiems globotojams dėl to, kad auginti netekusi savo šeimos vaiką yra ne tas pats, kaip auginti savo biologinį vaiką. Todėl yra būtina dar skirti laiko pasiruošimui tam, kad galėtų šeima atliepti teisingai ir tinkamai vaikų poreikius. Po GIMP mokymų atestuoti tarnybos asmenys parengė šeimai vertinimą. Kartu su specialistais šeima aptaria, kokius vaikus jie galėtų prižiūrėti, kokiais vaikais jie galėtų geriausiai pasirūpinti, kokio amžiaus tai galėtų būti vaikai, kiek jų galėtų šeima prižiūrėti. Ir be abejo, būna atveju, kuomet šeima gauna ir neigiamą atsakymą, bet mes labai tikimės, kad atsiras žmonių, kurie visgi bus tinkamai pasiruošę ir puikiai
susitvarkys su budinčio globotojo pareiga. Yra daug mitų apie tai, kaip yra sudėtinga tapti globėjų, budinčių globotojų arba įtėvių. Iš tikrųjų, tai tas laikas, pasiruošimo laikas, jis tarnauja pačiam žmogui. Nenuskriauskime savęs ir neskubėkime tapti globėjų, įtėvių ir pasinaudokime visų procesų, pasiruošimo procesų. Iš tikrųjų, tai trunka ne tiek ir daug, palyginus su nėštumu, ar ne? Nėštumas trunka apie 9 mėnesius, o mokymai trunka tik 3 mėnesius plus įvertinimo terminas, kuris šiuo metu yra 10 darbo dienų po mokymų pabaigos. Budinčių globotojų gali tapti asmuo sulaukęs 21 metų ir iki pensinio amžiaus, tai iki 65 metų amžiaus. Kitų reikalavimų budintiems globotojams konkrečių reikalavimų nėra, tačiau yra vertinama namų aplinka, finansinė padėtis ir kiti svarbus aspektai, bet labai yra svarbu bendrai vertinti, ar šeima pajėgi pasirūpinti dar vienu šeimos nariu, nors ir laikinai. Konkrečių reikalavimų nėra. Budinčių globotojų poreikis yra tiek kūdikiams, tiek paaugliams. Vienareikšmiško atsakymo nėra. Šiai dienai galbūt yra mažiau budinčių globotojų, kurie galėtų pasirūpinti paaugliais, todėl labai raginam nebijoti paauglystės, o priimti ją ir kartu su teikiama pagalba, globos centrų, nemokama pagalba, kartu tapti komanda, kuri padės tam paaugliui. Kiekvieną dieną atsiranda ne vienas ir ne 2 vaikai, kuriems reikalinga budinčio globotojo pagalba. Todėl labai raginam, jeigu jums kilo mintis apie budinčio globotojo veiklą, kreiptis į jums artimiausią esantį globos centrą ir sužinoti apie tai daugiau.